Labas rytas. Labas. Ne čia turėjom susitikti. Ne čia. Labas. Labas. Artur. O, sveikučiai. Taip. Ir Tomas. Tau bus neįdomu. Kodėl? Nes tu jau važiavai pro Liubavą. Manęs nepažįstas. Jau vėluoju. Pro Liubavą? Jo. Važiavaigi, mačiau. Aš jau su sūnumi išvažiavau. Nu. Bandyti. Taip, tai naujokėlių matom kelis. O, Rimvydas bus prie Žirmūnų tilto kažkur. Sakė, kad nevažiuos tik tai vakar. Jo, tai o dabar parašė, kad prie Žirmūnų tilto susitinkam. Gerai. Taip, kas dar? Jūs Stravoje žymėjotės, ne? Feisbuke? A, jūs Stravoje žymėjotės. Tai neužteko praeitą kartą, ne? Dar keliai dabar neskauda, tai... Neskauda. Bus lengviau tikrai, prižadu, bet picos nebus. Šį kartą. Taip, tai dabar planas toks, minam link Nemenčinės dvirtakių, tai čia ramiai, ta prasme, apšilimui. Po to Arnoldai, eik čia. Jeigu nepatiks maršrutas iki kur ten? Danilavos. Tai kaltinkit jį, nes važiuosim jo maršrutu. Ne, tikrai patiks gražus maršrutas. Po to jisai suka į Švenčionėlius, tai jeigu kažkas norit, galit su juo iki Švenčionėlių ir grįžti su traukiniu. O aš traukiniu nenoriu važiuoti, tai mes grįžinėsim per iš S raidės kažkoks miestelis ir per Liubavą. Ir to atveju gausis virš 110 km, ne? Jo. Tai vat. Tai bet kokiu atveju kartu iki Danilavos ir po to vat jisai suka į Švenčionėlius ir, nežinau. Paskui visokios, Jo, ten labai blogai. realiai Gal arti, dar kažkas traukiniai yra? Ten? Jo, pravažiuosim 5 km ir tenais prie Danilavos bus miestelis kažkoks ir ten yra aibė parduotuvė, tai aš galvoju, kad tenais ir visi pačiam pavalgom. Ir tada... Aš... Save tai nekvečiat. Tai iki jo toliau važiuoti. Gausis 130, nes dar Švenčionėlių, bet... Jo. Taip, tu aš užkrausiu žemėlapį. Aš tai planavau valgyt... Ne, šiaip pakeliui stoviniuosim vis tiek dar parduotuvėlėse, ten kažkas bandelę, kolą, jeigu norės nusipirkt, bet taip rimčiau pavalgyt, sustojimą planavau Sužionyse. Sužionys, tai va, aš irgi pasižymėjau biškį ant regalų, Sužionys. Tai apie pusiaukelę, 5 kg grubiai. Tai tu iki Sužionių vis dėlto varysi? Nes tenais vienintelė parduotuvė. Nu, taip. Jo, normaliai sustos kažką pavalgyti, tada jau ruosti. Supratau. Tai tu sutrumpinai biškį gaunasi? Ne. Ar tu iki Danilavos ir nuo Ne, Danilava pravažiuoju. Nu tai va, tai tu sutrumpinai, nes aš padėliau iki Danilavos su tavim ir po to nuo ten iki Sužionių. Tai mums neužteks kilometrų. Čia Danilava, čia Taip, Sužionys. taip. Mes turėjom važiuoti taip, o dabar važiuosim taip. Taip. O aš dėliau, kad mes taip ir po to dar taip ir žodžiu, gerai, žiūrėsim. Tai turbūt viskas, visi. Tai va, gerai, tai judam po truputį, apšilsim ir tą Rimvydą gal pasigausim kažkaip. Tai varom per Gedą, ne? O palaukit, kažkurgi turėjo šitas būt, blemba, Rimvydas, prie Žirmūnų tilto. Mesgi pravarėm. Alio, stabdom biškį. Rimvydą pametėm. Mes pralėkėm Žirmūnų tiltą. O jisgi rašė, kad kažkur prie Žirmūnų tilto susitiksim. Ai, jis ką tik nuotrauką atsiuntė. Tai man atrodo, jis ten bus, prie medžių. Tvora. Gal kas žino, bet jo, panašu. Tuoj, bandom per asmeninį kažkaip. Nes iš bendro čatogi nesujungia. O tu klausyk, kurioj pusėje esi, Neries? Link Verkių? Nu tai gerai, tai kilk ant tilto ir
susitiksim tada. Į kitą pusę per, nes mes priešingai pusėje. Oi. Turai. Virsvorį vežioja. Skola. Sąžinė dabar rami. Baigtų, nereikėjo. Gerai, tai viskas būtų vartu. Nu tai pasidalinsim po to. Kaip dabar jautiesi? Gerai. Gerai? Jo. Nu, kojas tai buvo mišlungis, žinok, sutraukęs. Aš įsivaizduoju. Aš taip ir galvau, kad tu atvarysi su kitų dviračių. Jo, aš Net galvojau. nebejojau. Pagalvojau, gal vėl visgi nepasimausi šį kartą. Bet šį kartą sakau, bus lengviau tikrai. Ten labai pavargo mes į tos kalnus ir tau dėl to atsiliepia ir į nugarą. Ir... Yra bi ir šitos vadų raumenys. Man tai čiop dažniausiai. Tai Magnį vartoji? Magnį. Vartoju, jo. Stovi. Tai čia jau nuo pervargimo. Tai jo, įtampa per didelė. Važiuojam po biškį, jisai tuoj ant to tilto ir... Arnoldai, biškį nespausk, nes amtabistai truputį pavargs per greitai. Alio? Tai nėra, nes mes lėti esam. Mes dabar pro Uno parką važiuosim. Nu, bloga pradžia, nežinau kiek čia darbo. Kodėl bloga pradžia? Svarbu pabėgai nuo žmonos ir gerai. Lemba iš namų. Pirmas bordiūras. Ir neiškėliau Griuvai? galo. Ne, galo nepakėliau. Ir? Padanga biškai nepilna. Ir krokodilas tasai. Ai, sukandos, neikbaitas. Bet pasikeitė, ne, greitai? Nu taip, parsitempiau namo į garažą. Galvoju, ką daryt, ar važiuot ar nevažiuot. Nu, sakau, davai, pasikeis ir važiuosiu. Bet liko viena zapaskė. Tai aš turiu, jeigu ką, nieko baisaus. Bet va, nuotykis pa žmogų. O jeigu su tublės važiuotų, pravažiuotų, net nesuprastų. Nu, net neįdomu, aš tai nes nesuprantu. Ai, aš tai užlipsiu, aš per senas. Kažkaip galvojau, mintį, bet galvojau. Nu, kaip tau batukai? Fantastika. Aš Kaip padėjau koją, taip ir nuėmiau. Tokių, žinok, ir šitie, vat, ir gerai jaučiasi, ne? puikiai. Rimto, nieko nereikia čia daryti. Pas tave kažkas traška. Raškas, bet jau antrą savaitę. Ir nežinai kas? Perkatau tą centrinę. A, Perkatau šitą priekį, šitą priekį vadinasi. kur? Ai, šitą, nu, vairo kolonėlę tą. Bet to traška kada? Minant? Žinok, laisvai, vat būna laisvai nuo kalno riedį ir palaikai minimą. Cik ir nepalydi. Po to kažkaip nesigirdė. Girdisi. Kažkas lygtais Bet man panašių, o čia nebus, kad to kokie pedalų, tos plokštelės girgžda. Nes šiaip dažnai būna, pas Gedą irgi panašiai buvo, grinai tarp bato ir tos plokštelės, ar ten atsipalaidavo, ar ten šiaip smėliuko papuolė ir girgždėjo. pačius pedalus aš išplovau. Tai ne būtent ant batų tos plokštelės, kuris įsuka. Ir vat jos duoda girgždesį ir, nu, tas girgždesys pereina per pedalą ir tau atrodo, kad rėmas kažkur girgžda. Gali va dar toks būti variantas. Paklybink ten tas plokštelės, paskui pažiūrėk, gal jos per laisvos. Nes jos gi įsisuka į batą. Nu ir nuo tų vibracijų vis tiek atsisuka po to, nu gali. Va tą dar pasitikrink dėl viso ko. Romai, laikyk vairą bent viena ranka, nes jeigu griūsi, tai gali, žinai, gale susižaloti. Aš žinau, bet tai vieną pramankštinį po to kitą, nes
Bet jau pavargo? Gal tempas biški per didelis, ne? Kaip jūs? Gal pamažint biški tempą? Biški lėtinki tempą, nes mums dar mint ir mint. O ten yra kas po to pavargs ir tada teks mums labai ilgai laukti. Nu, tau 100 ne pirmas bus, taip suprantu, ne? Pirmas? O! 8. A, tai gerai, bent vieną turim. Tai jo, mes irgi čia dabar tik iki Nemenčinės, bet bus daugiau negu 100. Jeigu mano maršrutų važiuosim, tai sakau kažkur, nu aš dėliau 113 nuo starto iki finišo, bet dabar jeigu biškį nukirsim, nu 110 tai tikrai bus. Bet čia jo, pradžia tokia nuobodi, iki Nemenčinės, o po to žvyrai, atgal per žaliuosius važiuosim, ten biškį miškelio bus, tai bus fainiau. Svarbu dabar labai neišsivargint, nes po to jau erzins ir šaknis, ir viskas jausis. Judam! Aš paskui iškirpsiu tave ir perkelsiu kadrą, kad tu pirmas mini. Gerai. Hebra, nespauskit. Nespauskit, blemba. Net nežiūrėjau. Ten ir panos yra ir... Aš pasistojau prie Lidlo. O tai mes pravažiavom. Ne, taip. Ai. Gal kažkas persilenk nori. Ne, tai be abejo Nemenčinį stojom, tik nežinau ar prie Lidlo. Galim prie Lidlo. Lidlas arba ten tokia mažytė. Nu, ten tas aibės, ten jo. Neįsime pardę. Tai gal kažkas nori, kokios skolos. Ne, tai gal tada prie mažesnės, nu kad nebūtų vėl valandos sustojimas. Tai gerai prie mažesnės pačioj Nemenčinės. Nu jo, tai ten aibė yra. Tai tik kolas, ne? Va, turiu halvos. Neištirpo dar? Nu, neturėjo gal. Ką to? O, surelį. Bulemba gera idėja. Klausy. O, 100 metų. Tokios surelio va šito nevalgiau. Jo, kaip tik akcija. O, reikia. Lyga geriausias. Jo, šitą gerai. Tik būna su aguonom dar. Tai čia paprastas. Va, su aguonom. Ačiū. O, žiūrėkit. O. Niek tu, neperštai manęs. Tai o kam tu iškart griebėjai valgyt? O tai galiu padėti, tegu gulė, paskui valgysiu. Tai davalom šitą. Ką jis ten tiek prisipirko? Kam tu čia tiek? Tai mes dar ten stosim. Bus dar tų parduotuvių. Gal visiems. Gal visiems. Visiems, bet mėnesį. Hebra vaišina čia.
O jūs ant dietos abu? Jo, nuo pilvo. Kurią pusę mes suksime? Kodėl tu taip negražiai darai? Pakeiti maršrutą ar neperspėjai? Kaip man žinot, kur važiuos? Nu kažką sakai pakeitai, kad mes ne į Danilovą važiuos. Važiuojam iki Danilovos ir po to važiuojam. Na, tai neapsimoka grįžti. Tu kas? Kas tau Ne, tai neapsimoka? mes tiesiog vieną Aš žinau, kad mes nukirsim. Bet aš galvojau, mes dar Danilovas ten tą piliakalnį kažkokį Tai pažiūrėsim. vis tiek iki Danilovos važiuosim. Važiuosim iki tų Sužionių ir po to iki Danilovos, ten yra piliakalis. Taip. Ne. Mes tada su Žionėse išsiskirsim. Kodėl? Todėl, kad aš dėliojau iki Danilovo su tavim ir tada nuo Danilovos Ai, per per tą Sužionis pusę? per tą pusę mes. Tai vat kame esmė, supranti? Nu, gerai, galim važiuoti iki Danilovos. Važiuosim tą piliakalį. Nu, ten netoli. Nu va, aš kaip dėliojau. Va, mes tam iki Danilovos, čia grinai tavo maršrutas 100%, nieko nekeičiau. Ir po to nuo Danilovos čia per miškelį, kad gražiau. Miškelį, nes man labai ilgai tada užsitęs. Tai va, ir galvojau, tada mes per Sužionis ir tada mes į tą pusę. O aš padariau taip. Per Čia? Jo, Ai, nu į tai vat Sužionis visą ir tą po to į kertam. Danilą. Visą tą kertam. Nu, zin. Kažkada Tai jūs kitą kadangi kartą. turit Tai tada iki Sužionių Jo, ir... jūs kadangi turite daugiau laiko, tai važiuojam iki Sužionių, po to iki Danilovos, o po to jūs per miškelį grįžtate atgal. Nu, mum ir taip žinau, kad aš dėliau 113. Tai čia nusikirstam kilometriukas. Tai dzin, ta Danilova, nu, bus kita proga aplankyti. Ir tiek. O tai kur, kas blogai? Taigi buvo maršrutas kažkoks ir važiuojam, ar kas? Ar čia keistas? Tai jo maršrutas yra iki Švenčionėlių. Suprantu, bet mes pusiaukeliai ten kažkur. Taip, tai va, jo maršrutas buvo iki Danilovos, mes ten išsiskiriam ir tada per Sužionis varom jau savo maršrutą per Liubavą, ten per Etminiškės. O jis biški pakeitė, jis nori Sužioniuose pavalgyti. Taip, sustok čia. Tai mes tiesiog šitą šūdą nukirsim ir tiek. Aš čia nieko čia... Ne, tai čia dzin, bet aš sakau, kai dėliau maršrutą, aš norėjau, kad mes dar Jums trumpesnis bus. tą ežerą, žinai, aplankytume, bet per daug kama gaunasi. Pirma mintis buvo iš vis iki Dubingių nuvaryti. Bet jau būtų, dėliojau minimum kažkas apie 130 km. Tai, nu, man kaip ir dzin, bet yra žmonės, kur iš vis dar 100 neraminė. Aš tai tiesiog nenoriu paskui grįžti naktį. Bet rakiečio nėra. Aš dar, matai, dėliau maršrutas tą mintim, kad gali... Ai, Vilius yra. Viliu aš sakiau, jau sumontuosiu, kad Vilius būtų pastoji priekyje. Betonke. Nu, dzin, tai kitą kartą kitų Dubingių nuvarysim. Tai dabar varom jau kaip varom ir tiek. Tiesiog čia, vat, Danilovos neaplankysim. Tai jo, tai aš įsivaizduoju, ten 3 namai stovi, tai net nesuprastum, ar... Yra piliakalis kažkoks. Nu tai, bet ar liptume į tą piliakalį? Nu tai va. Ir jis bus tiesiog kalnas. Taip. Jo, pas tave tas pats. Šimaninis tas... Matai, vat yra toks, va čia atsisuka. Ir pas mane tokio pačių vat principų, va. Iš išorės nieko nėra, va čia, va, reikia specialų raktą ir pas mane, va, grinai va šitoje vietoje atsisuko iš seriją. O pas tave turbūt yra iš išorės. Jo, pas tave normaliai. Jo, va šitą čia dangtelį atsuksi ir ten po to veržlė tokia su galva ten 6, 7, neatsimenu kažkoks numeris. Ir tada tiesiog išsitraukia ir pakeiti guliukus, jeigu ten tau pradės grįždėti. Nekliba? Žinai dar kaip padarom. O. Buvo, tai ne pedalas, tikrai ne pedalas. Ai. Iš kitos pusės. Jo, bet man panašu, kad čia bus pasitem prie įsukam į guolį. Jo, bet tai jau ne pedalas, nes aš už švaistiklio spaudžiau ir... Bet gali būti, žinok, pas mane dar buvo, vat, irgi čia spaudė ir pereina tas tempimas ašis, tiesiog. O. Jo, pravalyti reikia. Jo. Ir irgi tas pats atsimenu, blemba, atrodo iš centro eina, iš tikrųjų čia tai. Nu, Artūras Piecas iškart surado. Nu jo, bet atsuka ir sutraškėjo gerai. Jo, tai aš norėčiau jį
Bent tiesiog pravalyti. Nu, jeigu netraškės, tai čia tada... Dar biški būtų gerai kilstelt ratą. Pilnai neištraukt, bet va, iškart pabirėjo. Visokių. Nes realiai iš priekio, man atrodo, irgi tada eina. Jo, pas mane ant MTB tas pats irgi buvo, kai tokia ašis sena. Ir tu spaudys, biški skersuoja ten mikro ir trikš. O atrodo, kad eina arba iš pedalo, arba iš centro. Tai nu žiūrėsim, galbūt. Būtų gerai. O pas tai nėra spiroklyčių? Nėra. O kodėl? Nėra būtina, bet tvarkingiau, kai yra. Dažnai būna irgi. Ir vos ne visi traškesiai eina iš centro, atrodo, bet po to paaiškėja, kad tas pats susitpostų būna irgi. Mini, atrodo, blemba nuo pedalo, o iš tikrųjų kažkur balnelis arba čia, nu čia tiek mazgų. Nu, nežinau, pabandyk, kaip ten tau traškėdavo. Nu, kai atsisėsi, kai atsisėsi, pajausi. Priekį gal davai dar? Davai dar priekį. Mechanikai, šaltas, va, parvažiuoja. Tai eik, padirbk ir sušilsi. Tuoj, palauk. Tu nori, kad Vilius į priekį varytų ar ne? Tai ištrauk čia pilnai. Pavalyk va tos pačius dropautus, jo. Tai iškart vatų kiek prisidės. Tikiuosi stebuklų. psichologiškai bus lengviau. Jo, kai nuplauni dviratį, tai ten pasaka. Net mint nereikia. Kaip tik kai iš serviso išvažiuoju, baisu man supranti. Vargūnai paliko neužsukta. Būna ir taip. Nu, sveikas tau. Davai, Romai. Pabiški. Galim tai pamižeklinam? Jo, iš karto už nemenšinės, nes jau čia ne mes vieni norim. Man spaudžia tai realiai nuo nemenšinės dvirtakio pradžios. O klausyk, pas tave irgi aeros stipinai. Opa. A tik ne klipsų problema buvo. Nu, žiūrėk. Per anksti nesidžiaug, bet bent jau blogiau tikrai nepasidarė, tai tas gerai. O tas vis važiuoja ir laukia, nu, sutraškės ar ne? Kiek šiandien laiko turi? Dar 2 valandas. Ai, 2 valandas tik tai? Tiesiai iš namų čia variai? Jo. Nu, traška? Nu va, gerai. Kodėl mes taip važiuojam? Blemba, čia smėlio jau. Smėlio tai nepasilgau. O ko dabar pas tave per padangos? Jas ką pas tave? O, norėsiu pačiupinėti gyvai. Nes aš galvojau savo gal į priekį dėti. Bet man atrodo, su manis ir nesiturėjau. Pas mane sėmis lykai. SS. Tulikai čia. Ai, nu jo, pas mane va, matai, sėmės lykai. Pasi visai gerai čia. Vienai smėlė, palint. Jo. Tai turi traktus? Jo, labai. Kol kas tai tikrai. Jo, man patinka tokia erdvės. Visko pagauti. Per greit lekėt. Tai netrauktų ten to atsuktuvo. Ne, čia žvaigždutė. Žvaigždutė, aš nežinau, 10, 15, koks čia. Turi, ne? Jo. Šitas. O iš tos pusės nesiveržia? Ne. Bet tau čia žiūrėk labai į priekį pastumta, jis taip ir turi būt? Ne, atgal turi būti.
gal. Ne, turim pats balnelis. Pats balnelis, jo, gerai. Jo, taip ir turi būti. Tau reikėtų, matai, jis yra su išnaša biškį atgal, sitpostas, tau reikia tiesaus. Ir tada balnelis bus plius minus per centrą. O čia pati sugalvoji priekį pastumti ar? Jo. Jo? Patogiau taip. Nu čia irgi jo specifinis. Bet blemba galėtų standartas ant visų būti toksai. Nes už visą tą apvalų išstatyti tiesiai. Čia pist ir viskas. Taip daro, kad galėtų paskui overpricinės dalis pardavinėti. Tai taip. Biškį lėtinam. Dabar va čia mes Jo. ir po to bus įvešinę posėdį sustojimas ant dronais. Okei. Tai bus tokie labai gražiai. Bet blemba vėjas tau nenupūs? Nu, pabandom, gerai, posėdį. Aukštai nesklysim. Stojam. Atvažiavom? Taip. Susišukuojat, pasidažat lupytės. Vandens galim pagert prieš pasidažant. Blemba. Gera fotkė būtų. Palaikyk. Nu nespjauk, nu. Įsikask. Tikrai gerai atrodo. Geru. Stovėsim dar? Jo. Palaistysim. Ne, ten palaistysim, tuoj palauk. Ten pavažiuosim iki... Myš noriu 10 km. Taigi buvo progų kiek. Kaip per klešnę? Nematei, kaip profai mina. Mačiau kaip šiką. Tai vat. Ten šiką tu nusimišt negali, nu. Aš jokį mačiau video iš seno Tour de France, bet ten gal nežinau, šiam kokie kažkelinti metai, kur hebrytė mina, nu viskas vintažas, visi su vilnoniais rūbais. Ir sustoja prie kavinės, įbėga ir viską ima tiesiog, kas ką mato ten. Batonus, šampano bonką kažkodėl. Ir išvažiuoja čiūvas iš Džerso, batonas išlinkas šampano galės kažką. Čia ant kalniuko ir sustojam, palauk. Mojuojam, va, atskrido. Ir tuoj kokia nors čia. Kaip pala vardą? Alisa? Nenori savo nusileist biškį sėdynės, ne per aukštai tau? Ne. Nes iš galo panašu, kad, nu, kai žiūri, tai labai klubai juda. Žiūriu, kaip kieno klubai juda. Mano juda Artūrai. Aš atsakyčiau, bet... Lėtinam. Čia šaltinis, aš taip suprantu, iš kažkur tai. Kvapo tai nelabai. Aš nejaučiu. Taip, parūgęs šaltinio vanduo. Gal ir ne čia toks. O kokio pas tai pločio? Padangos. Kem 3 čia. Kem 3. Kem 5 jau tau netilptų. Jo. Aš žiūriu. O čia jo, aš irgi žiūriu. Čia ir taip jau tu jau nuėjau. Jo, čia rizikuodamas važiuoju. Nu, dar normos ribose, bet jo, kem 5 jau būtų per žiauru.
kem 3 čia užrašyta, jeigu išmatuoji, čia netoli kem 5 iš tikrųjų. Kem 4,2, kem 4,6, neatsimenu tiksliai. Nes čia vidinis ratlankis yra 2,8. Ai, 2,8 vidus? Jo. Eik tu savo. Daug. Daug, jau 2,5 jau tokio skaitosi, nu, platus. Jeigu kitą savaitę darysit šeštadienį ir sekmadienį. Šeštadienį, mes sekmadienį nedarau niekad. Nes sekmadienį pas mus poilsis nuo dviračio. Nes po to į darbą, kai važiuojam, po to visą savaitę sunku, jeigu sekmadienį prameni daugiau ir po to pirmadienį iš pačio ryto į darbą mint blemba. Jo, tai. Ne, man gaunasi 1,5 15. Tai 30 kg per dieną. Bet kai kiekvieną dieną tai jaučiasi. Čia jeigu vieną dieną, tai aišku, čia nedaug. Bet ištisai ir jeigu dar be pertraukos, tai tada labai sunku. Tai pas mus jau sekmadienis toks. Nuo dviračių poilsis, bet va, rytoj varžybos stalo teniso, tai vis tiek pasportuojam. Tik biški kiti raumenys dirba. Taip, kola, labai gerai. O su ko šitos bandelės? Lašinukai. Prabangiai ir aš taip noriu. Taip, man bandelių su lašinukais, 3, gal duokit. 3, ne. Ir kola. Duokit 4. Jeigu ką pavešiu. Ne, jau 5 ne. Ne, pas mane skrandį šildo gerai. Ir šitas mano. Ačiū jum. Iki. Čia ne kibinai, čia bandelės su lašinukais. Taip, tai dabar klausimas. Bus kas nori jungtis prie Arnoldo? Tai mes čia skiriamės? Jo, čia skiriamės. Artūrai, žodžiu, ką norėjau pasakyti, tu su tuo... Valgė kibiną. Nepreeksplorinsi ten, ten tik tai jau gali pasidaryti telefę ir važiuoti. Ten žinok, bus nepatogu, ten nesvarbu, ką ten rašo. Bet čia apie durą kalbi? Nesvarbu, ką. Tu kompiuteriukę nieko ten labai nepriklauso. Bet vat būtent, kuom man patiko ta idėja to Garmino Explorerio, kad ten tipo, kad vat būtent gali eksplorint, perplanuoti maršrutus pačiam, nebent aš netaip supratau. Kad tipo, vat būtent jis tuo ir skiriasi nuo standartinių tų Garminų. Aš manau, kad kažkaip gal ir gali, bet ar tai bus patogu, aš kažkaip baisiai. Nu, vat... Nes su mobiliaku tai iš vis jokių problemų. Va, vietoj, pys perskaičiavai, pažiūrėjai ten, jokių lagų nieko. Betakumas. Nu, pas mane dabar vat, beveik visą kelią buvo įjungtas, 8-5% liko. Bet išjunginėjai ekraną? Ne. Dabar aš net nežinau, dabar gal užmigdžiau. Nu va, mes važiavom su Regina 200, vat per Velykas, tai pas mane buvo likę apie 30%. Nežinau. Esmė ta, kad aš jį naudoju tik GPS-ą, be jokių internetų, be nieko, pas mane net nėra SIM kortelės tame telefone. Ir vat jisai offline žemėlapį, jisai tik GPS-ą gaudo, rodo, kur aš esu, viskas. Saulėtų dieną su telefonu iš Ignalinos važiavau kada, aš buvau prijungęs dar 10 štukų powerbanką prie jo. Tai aš grįžau namo, powerbankas buvo tuščias, o telefė buvo kokių 5%. Ir labai priklauso, kokį žemėlapį naudoja. Pavyzdžiui, aš bandžiau su komutu, tai ten nesąmai, ant tokių procentai krenta. Tai komutas žiauriai ryja. O aš čia naudoju tą Organic Mapsą, tai... Sakau, dabar 8.5, visą laiką įjungtas ekranas.
Ten tas Asvejos ežeras, žiauriai gražus. Aš esu padėliojęs maršrutą 200 km. Grinai iš Vilniaus važiuojam aplink visą ežerą, be nakvynės. Ir grįžtam. Bet čia darysim... Ne, čia darysim kažkada vasarą. Taigi prie ežero, palapinės. Kiek daiktų? Ne, per vieną kartą, tas 200 numinsi. Vasarą, kai ilgi vakarai jau... Kažkas iš draugų su mašina gal? Iki 12:01 kokį grįžtume, ne? Nu, ten bus labai daug bekelės, tai kažin. Mes vat... Mes grįžom... Ai, nu mes vėlai išvažiavom. Mes 12:30 grįžom va iš Ukmergės, va 200 numinėm, bet daug asfalto buvo, palyginus daug. Atgal daug, nu matai, aš dėliau, nežinau, kad anksti sutems, tai jau žinai, naktį ten per laukus miškus jau reikia gerų lempų. Bet ten būtų MTB ar jau gražiai? Ten labiau MTB. Bet ta prasme su graveliais pravažiuojama. Nu ten yra grinai palei visą ežerą, ten tokie keliukai miško. Tai man atrodo dalį gal ir jis vat kabins dabar važiuodamas. Žiauriai faini keliukai. Ir aplink visą ežerą galima apvažiuoti, tai vat padėliojau tokį. Nu, kažkada šią vasarą, manau. Ar bus norinčių tiek mint, nežinau, be nakvynės. Nes šiaip, nu, man naktį mint yra tokia savotiška romantika. Viskas ramu, mašinų nėra. Aha, mačiau tavo kaifas. Ką? Kažkaip mėgdavo, gal pasilikti. Kelią vėliuojam. Pripučiame pagalbą tokio. Čia ten gal pavargęs buvau labai dėl to jau taip. Bet ten ant tiek toks monotoniškas plentas buvo. Susiriša tas, kuris nemiega. Pavyzdžiui, supranti, kai va tokie vat plentukai kažkur per miestelius, tai super, labai faina. Bet ten buvo toks 10 kilų varai ir toks tiesus. Nu, nieks nesikeičia. Nu, aš sakau, taip jau moraliai, jau viskas jau realiai, taip mygdo. Nežinau, kaip ten tie plentininkai varo. Įdomus plentas. Tai nežinau, man tai naktį mėgoti reikia, aš negalėčiau. Galėtum. Numirčiau iš karto. Galėtum. Nu, yra toks... Aš jeigu nepamiegu, man, nu, ta prasme, tai aš irgi taip. organizmas yra toks, kad aš... Aš irgi taip, jeigu neminu, bet kai mini, tai pirmą naktį, žinok, be problemų. Antrą tai jau būtų žopa. Bet pirmą naktį, kai mini, dar jeigu vat, su hebra, jeigu kažkokį dar muzoną, dar energetiko įkalį, tai Taip, nu tai apsisprendėt visi, kas kur, kaip. Kas su mumis toliau tęsia, kas su Arnoldu ir kas pasiplauna. Tu pasiplauni, ne? Jo. Tu ten varai. Nu, jam greit namo reikia. Jis tai taip varytų, jam tiesiog namo reikia. Tai aš dėl to ir sakau, čia varytų, pro žaliųjų ten tos sodus ir viskas. Ir mažiau mašinų, ir ramiau, ir gražiau čia. Kaip jūs? Niekur neskubat? Lempas turit? Ne, nu, turėtume grįžti iki tamsos. Nu, kas kam traška? Pasižiūrėk. Sanariai. Aš bijau, kad nebūtų vairo kolonėlė, nes čia mes nieko nepadarysim, o čia, laikyk, baiką. Jūs man dar kažką remontuosite, ne? Bet čia tau nieks netraška. Jūs matai, net va, aš atsukinėjau, net nėra smėliuko tokio, nes pas šitą Vilių iš karto ten trekš pradėjo biški. Ne vairas? Tai va aš bijau, kad gali būti vairo kolonėlė pas jį. Arba... Per sujungimus visokius. Jo. Čia viržiau ir čia paviržinėjau galvau kažkas. Tai čia ne karboninis. Kažkaip labai toks vaikšto. Kažkaip tai va taip, vat, labai juda. Labai juda. Nu matai, stiemas labai ilgas, tai gal tokia duoda. O tai nėra, kad aš šitie tau baladuojas? Ir tampiau ir viską. Bet ir važiuojant? Jo, važiuojant. Buvo, yra, bet toks vais, kad va, kažkur čia. O palauk. Va. Čia sakai? Jo. Va.
Viduj, viduj. Ne, Taip, apačioj taip, eina pas taip. mane, ne viduj, va, eina. O tai kaip iš... Ne, va šitas tai viduj. Va. Viduj daužosi. Taip, va. Pas mane visi 3, o ne 3, o 2. Kiek ten? Jo, Viduj yra, ten įmautas turėtų būti, bet va šitą va vietą aš... Va, žiūrėk. Taip. Nežinau, ką daryti, makrofleksų pripurkšti. Ne, šiaip tai aš... Yra tokios, įmautės, tokios kaip paraloninis vamsdelis. Užmauni ant šito ir... Jo, tai va čia. kad jie nesidaužytų. Nu, Bet per apačią pastatyti. nu tai šiaip pohu, čia nieko baisaus. Bent žinai, kame problema. Nebuvo dabar. Tai svarbiausia, žinai, kame bairė. Tai būna netgi, žinai, vamsdeliai jau tokie prapjauti, kad tau nereiktų ten atjunginėti, tiesiog jį taip kaip spiruoklė užvinioji ir viskas užtraukia. Nežinau, kodėl jis taip. Ne, nu čia normalu. Neturėtų būti, ne? Nu, neturėtų, jeigu normaliai viduje sutvarkyta. Jeigu yra ten tie vamsdeliai paraloniai, tada neturėtų. Jeigu tiesiog taip, tai čia normalu. Nu, kai rinko, tai, žinai, surinkti yra paprasčiau. Tiesiog įkišai be jokių ten tų... Va toksai, va, taip. Galima. Ir standesnis rėmas dar. Nu ką, gal hebra judam po biškį? Pavirškinot jau visi, ne? Gerai, tai su Arnoldu nieks nevaro, smagu girdėti. Gerai, nu ką, geras kelionės tau. Kiek čia man 7 kilų dar liko? Atsižymėk čiate, kai grįši, kad žinotume, kad viskas tvarkoj. Nepamirši? Dabar vienas važiuosiu, atsuksiu, pailsėsiu. Tai teisingai. Maudys. Gerai. Tai kai maudysi, svarbiausia save pafilmuok su dronu. Iki. Ai, tai tu ten varai? Nu tai dzin varyk. Plūgą pamiršai prisikabinti. Nu, čia buvo, matosi, kad kažkoks buvo. Pagal landšaftą. Nes va, lygiai einam palei liniją. Va, jau keliukas, matau. Va, kairiau, jo ir reikia. Bet čia grinai komuto bairiai tokie. Kažkokia pasenusi info, gerokai. Gal praeitais metais dar ir buvo kažkoks takelis. Taip. Reikia skanių. O, šitie tai skanus. Va šitie nerealūs. Šitie? Aha. Čia įmi? Van ten yra. Bet jie tokie sotus. Aš čia vieną ant dviejų imu. Nes tikrai tokie geri. Aš dabar svajoju apie 3D titaninį. Bet čia dar tik svajonės. Tas kiek? Tai ten dabar tik prasidėjo ta technologija grubiai, tai ten rėmai nuo 4 štukų prasideda. Tai sakau, čia tik pasvajot. Bet blemba gražiai atrodo. Gražiai išformuoti ten taip. Ir šakės fainos, tokios jau lygios, viską, nu, super. Bet gal tik keli gamintojai yra. Vokiečiai berods 2 ir lenkai atrodo. Bet lenkai daro jie tik tai sujungimo vietas, vat, su 3D atspausdina. Va čia. Ir po to vamzdžiai. Nu, kaip ir senovinius dviračius plieninius darė. Buvo ten tie sujungimai ir po to vamzdžius atskirai. Ir karboniniai būdavo, kad aliuminiai sujungimai, o karboniniai A, jo. vamzdeliai. Tai net ir titaninius, vat, kai kurie daro irgi taip. Sujungimai titaniniai, o vamzdžiai karboniniai. Nu, visai įdomu. Pirmi ledai šiandien. Pas mus ir turbūt.
Jo. Nu. Tada kaip gerai sugalvoju. Blei. Tu klausyk, dabar paderink kiekvieną šeštadienį su mumis važiuot. Nes nuobodu be tavęs bus. Norėčiau paderinti kažkur čia susiklą kažkokią. Nu, ne per nuobodu? Nes va skundžiasi žmogus, kad per nuobodžiausias mano maršrutas. Aš kai gale važiavau, žiūrinėjau visų užpakalius. Mažai kas... Mano žmonos. Gerinai, prisigerinai. Laiku pasakė. Atkreipiau dėmesį, kad labai mažai kas pakeliat, kai leidžiatės. Ypač per kažkokį, per tarkas. Čia labai vargina kūną, maža to, kad vargina ir užpakalį atidaužo, bet kontrolė mažesnė dviračio. Nes gaunasi, kad dviratis jūs mėto, o ne jūs dviratį po savim. Nes kai pakeliat užpakalį biškį, nereik tiesiai atsistot. Biškį kilstelnot, keliai sulenkti, plius eina amortizacija ant kelių gera ir tas dviratis gali baladuotis po jumis kiek norit, bet jūs pats stabiliai važiuojat vieną liniją. O kai atsisėdęs, kaip būtent tų miestinukų, bats, tai ir kontrolės nėra ir nuovargis. Galima ir liežuvį atsikasti, jo. Tai čia tiesiog tai pastebėjau, kad labai mažai kas. Kas su MTB varo, tai pripratė, žino tą bairį. O ypač jeigu kažkas nuo raudų perė, tai jiem iš vis neįprasta užpakalį kilnot. Aš kai Lenkijoje kalnuose nuvažiavom, tai ten toks kursas buvo, 15 minučių. Paaiškinau, kaip. Jo, tai mes Italijoje buvom irgi ten aiškinę, bet aš jau tą žinau. Iš vis, ten rimtesni nusileidimai, čia ne kalvelė. Užpalį pakeli, tai jo, galima ir neleis, bet svorį į galą ir, kad nesivirstum, jeigu ką, tau svoris. Šitas tarkos, aišku, nėra baisu. Gerai, kad pedalas, pavyzdžiui, dešinį darai, kad pedalas nebūtų apačioj. Reikia, jeigu leidėsi, Kelt reikia. Kad neužkabinti. Horizontaliai laikyti, kai leidėsi horizontaliai. Nes jeigu vienas nuleistas, kokia šaknis ar akmuo pist, gali liūdnai baigtis. Dar ką pastebėjau, kai per šaknis važiuoja vienas kito, ar tai nereikia važiuoti. Tai čia tai kas be ko. Gali tavo stipriai. Kas be ko čia reikia turėti. Kam jisai jungiasi į grupę, jeigu jam vienam geriau važiuoti? Surenka vėją, žinai. Tai kad dulkės pakelia. Kiek to turi šiemet kilometrų daręs? Nežinau, ar 4 bus. 4 turbūt. Mano metų targetas. Tai pas Reginą virš 2 turėtų būt. Reik paklausti. Aš mačiau jos travą, jinai čia mane pafollowino. Tai įsijungiau pažiūrėt, man atrodo, jau 2,5 buvo. Oho, gali būt. Ai, palašy. Dabar gegužės, ne pati pradžia. Jo, tai aš balandį pabaigiau, ten man trūko gal 200 km iki 4. Tai dar trūks, dar šiandien nebūsiu pasiekęs. Aš šiandien štukelę perlipau. Tai tik vakar buvo dviračių sezono atidarimas, ar užvakar kada čia. Tai čia chuinia, tai atidarei sezoną jau su štuka. O ten užtverta. Ten užpilta. Kultūrinė programa bus kažkokia? Jo, kas norit, galit eit, dirba muziejus. Galit pasikultūrinti, kas nori, gali gulbę pašert. Jau vienas nusirideno, nusibatonino. Jo. Turėtų būt kažkoks. Milda, užspaus galinį stabdį. Užspaudi galinį stabdį ir tada jis tavęs netemps į priekį. Bet... Ne, blogai. Priekį paleidė, o galinį iš vis gali užblokuoti, tegul sau čiuožia tas ratas. Bet jis tada tavęs į priekį netems pats dviratis. Čia gražu.
Sveikas? Taip už tiltelį vėl žuvo. Trečią kartą. Medžio sikabinau tas ir nuvirto vėl. Tai sakai patinka klipsinėje, ne pedalai? Tai kiek jau šiandien batonų pas tave? 3? Ne, 2 normalų. Tai dar nemenčiniai buvo. Tai aš čia skaičiuosiu nemenčinę, ten kiti tai tokie. Tokie lengvi. Nenugriuvote, atsirėmė. Ant žemės atsirėmiau ir tiek. Nu, Gedas skundėsi, kad jam per nuobodu. Aš jam sakiau, palauk iki Liubavo. O, lekia. Kada tu padvėsi jau? Jau pradėm. Jo, biški. Biški lėčiau tiesiog riedam. Tai gal pašnekam, kas ką pirko, kaip ką... Bet jie čia leidžiasi. Tai gerai, nu tai palauk. Va, yra. AliExpress kažkokių gerų gal dabar... AliExpress aš savo užsisakiau karboninius vidpadžius. Laukiu, kol gausiu. Tai sakyk, Artūrai, ar labai brangus buvo? Aš kai išbandysiu, tada promotionsiu. Bus kaip klikų mada. Jo, po to pusė hebros ant klikų pereis. Bet kad man bent centas nubirėtų. Nu kiek ant balnelio? 5 valandas. Čia kažkur į raidą renkate? Jo, naktinį, jinai atraida. 110. Jo, 110. Čia dėl to, kad Arnoldas ten biškį nukirpo. Būtų 113. 13? Nu, visi gyvi. Oi, reik biškį pailsint Makaulę. Alba pradėjo skaudėti. Pavargai? Asfaltas užpiso. Man irgi iš pat pradžių, blemba, tiek daug asfalto. Tai man jie tokie netikri. Kai pas tave tada nudriftino, kiek tau priskaičiavo papildomų? 30? 50? I pohui, ramia sąžinai įkėlė į Stravą, viskas tipo. Kaip jūs? Gerai? Patiko? Nu, smagu? Kuri dalis trasos labiau patiko? Gal nuleidom. Ta, kuri iki Nemenčinės. Nu, jūs kaip? Atlaikėt? Bet lengviau negu pas Kauką buvo. Nu, tai va. Tai aš kaip ir žadėjau. Visur praktiškai įminėt. Tai gerai, jeigu orai leis kitą šeštadienį. Nebūsi? 10 kas gaunas? Šeštadienis ar sekmadienis? Nežinau. Geras klausimas. O tai šiandien kelinto? Antro šiandien. Kaip trečio?
Ble, nepersukau laikrodžių, eik tu savo. Nu, pas mane datą rodo. Artūras Gadžetinskas, laikrodis su gegutė. Tai ačiū visiems, kas dalyvavo. Ačiū. Gerą pasivažinėjimą. Ačiū. Sėkmės visiems. Nu, šaunuolį atlaikėt, tai iki kito karto. Dėkui, kad prisijungėt. Iki sekančio. Davai, nenugriuk. Čia? Čia gal vakare. Supratau. Nu ką, Gerai. dėkui. Iki. Nepavargai šį kartą, šaunuolis. Tai viskas. Tau ten, ne? Jo. Mes čia skersai. Dėkui. Tai dėkui tau. Oi, nu va, toks raidas buvo. Vienas iš lengvesnių turbūt, ne? Tai va. Dabar dar dviratukus išplausim. Tai ką, dėkui, kad žiūrėjot. Ir iki.